Ten, ten, ten. Nu ką, sezonas prasideda, pirmosios varžybos vasarą. Važiuojam į Palangą, tą pačią dieną važiuosim tą pačią ir grįšim. 800 metrų, nėra ką daugiau čia pasakot. Važiuojam padaryti, ką galim geriausio. Are you not entertained? Jeigu nebėgi priekį, tiesiog esi viščiukas. Didelis kaip monstras, sakyčiau, kaip dramblys. Vakar visą dieną lijo, naktį pliaupė, žaibavo. Vakar per transliaciją mačiau, kaip visi kankinosi. Tikiuosi, šiandien bus geriau. Pirmą kartą mėlyną dangą matau Palangoje. Ką, einam apšilimą daryti, susitiksim po finišo. Centimetrų iki bronzos. Europos iki 20 metų čempionate Tamperėje pernai pritrūko Aurėjai Beniušytei, bet rezultatai kyla, rezultatai gerėja ir tikėkime, kad Lietuvos trišuolis toliau klestės. I've fallen and I can't get up. B finale triumfavo Giedrius Nikitinas su 2 minutėmis 4 sekundėmis 87 šimtosiomis, o dabar A finalas, po kurio paaiškės ir LAF taurės nugalėtojas Šarūnas Petraitis, Simas Ivanauskas, Osvaldas Vrubliauskas, Darius Kryžanovski, Edvinas Vaičiulis, Miroslavas Znišinski ir Aldas Šimkevičius. Šiame bėgime Darius Kryžanovski praėjusiais metais triumfavo LAF taurėje ir dabar pabandys apginti šį titulą. Jis yra ryškus, gana ryškus šio bėgimo favoritas. Asmeninis sportininko rekordas yra 1 minutė 53 sekundės 73 šimtosios, o Osvaldas Vrubliauskas turi 1 minutės 54 sekundžių asmeninį rekordą. Taip pat ir Miroslav Znišinski turi gerą rezultatą. 1 minutė 53-78. Lieka vienas ratas atletams. Atotrukis tarp pirmos ir antros vietos didelis. Ir jeigu čia kažkas pernelyg stipriai nepasikeis, intrigos finiše galime ir neišvysti. Nors dabar iš 4-osios pozicijos vienas sportininkas kylo į 2-ąją vietą ir nesudeda rankų. O mes pasitinkame 800 metrų bėgimo dalyvius. 100 metrų iki finišo lieka. Būtent Miroslavas Znišinski pirmauja ir iškovos pergalę. Visgi Darius Kryžanovski neapgina ir neapgins LAF taurės nugalėtojo vardo. Miroslavas Znišinski 800 metrų bėgime šiandien greičiausias. O Aina Grikšaitė 4 bandymų nušoka 13 metrų 35 Štai toks A finalas. centimetrų atsilieka nuo šiuo metu lyderės Dianos Zagainovas. Diana Zagainova 4 bandymas. Sumuša delnais sportininkai, tai žinoma svarbu ir gražu padaryti.
nes sportas ne tik apie žūtbūtinį varžymąsi, sportas ir apie draugystę, pažintis ir tą bendrą kelionę. Aina Grikšaitė tuo metu ketvirtuoju bandymu dar labiau priartėjo prie Dianos Zagainovos. 13 metrų 35 centimetrai buvo užfiksuoti Ainos ir ji dabar tik vieną. Kaip nuotaikos? Baisiai treš. Taip blogai. Eina savo. Ne, nebuvo taip blogai. Buvo blogai. Ne, beveik nebuvo blogai, bet laikas labai treš. Jo. Prastai. Jeigu tokia pradžia, tai prastai. Pas visus tokia pradžia. Galva skauda. Galva. Sunku atsigauti. Atsigaunam. Pabiški. Gerėja savijauta. Aišku, visą savaitę užimta buvo. Trečiadienį, ketvirtadienį varžybos vaikų. Dirbt. Tikrai pavargęs buvau, bet čia aišku net mazai. Gerai. Bus blogiau. Gal cigarečių turi? Dėja. Nu ką, po pirmų varžybų, po LAF taurės, 800 metrų prasibėgta. Negaliu sakyti, kad labai džiaugiuosi rezultatu, nes tikrai netokio tikėjausi rezultato, bet yra kaip yra, šiaip pakankamai visiems, manau, nebuvo geras startas Palangoj. Pirma vieta minutė 56, tai irgi nėra kažkas įspūdingo. Tai aš nemanau, kad visi tokioj blogoj formoj, tiesiog, kad pirmas startas ir jisai prisvilęs buvo. Pačios varžybos šiaip jautėsi keistai, nes pirmas ratas prabėgtas buvo apie 56, aš 57 kažkur, tai ganėtinai lėtai, bet jautėsi sunkiai. Dešinė pusė, ta finišo pusė buvo labai vėjuota, tai gal tas šiek tiek pridėjo, ypač finišo tiesiojoj labai tas daug pridėjo, tas toks vėjo gūsis, kai bėgi finišą tikrai neprideda jėgų. O iš savo pusės pasakyčiau, tai padariau turbūt 2 klaidas visam bėgime, nes pačioj pradžioje ir maždaug per vidurį, tarp 500 ir 600 metrų, pačioj pradžiai padariau klaidą, nes nebėgau į priekį, tiksliau šalia Miroslavo. Reikėjo būti šalia jo, už jo nugaros, tiesiog laikytis ir viskas, o mane užboksino 2 bėgikai ir likau 4 vietoj. Ir tada antroji klaida, kadangi po 500 metrų pradėjau spurtuoti ir aplenkiau Dariušą ir nežinau kito vardo iš Vilniaus vaikinuko. Tai aplenkiau juos ir išbėgau į priekį ir maždaug ant 120 metrų didžiulis vėjo gūsis kaip davė, tai viską ir paliko mano rezultatą ir mano visą gebėjimą bėgti. Tai va, o šiaip tai nežinau, ką aš galiu pasakyti. Šiaip atvažiavau pavargęs, čia nėra tikrai kažkoks pasiteisinimas, bet tikrai buvo savaitė prieš labai daug dirbta darbe, važiuota į varžybą su vaikais ir tiesiog nebuvo tokios laisvos dienos, kad aš galėčiau tiesiog
pailsėt. Tai ėjau tikrai pavargęs ir tikrai jaučiuosi, kad centrinė nervų sistema nėra atsigavus, bet, čia nėra ką sakyti. Čia pirmas startas, kaip yra, taip yra. Dabar kitas startas bus už 2 dienų, Sūduvos taurė, 400 ir 800. Tai noriu pasižiūrėti, kaip jausiuosi 400 metrų pavargęs po varžybų. Faktas, nebūsiu šviežias. Ir 800, tikrai nieko nesitikiu iš tų 800, man reikia pailsėti ir dar padaryti šiek tiek kokybiškų treniruočių. Manau, kad įvažiuoti į tą ritmą aštresnį. Ir tiek. Nežinau, tai iš kitų varžybų pagrindinis tikslas 400. Jo, šiandien tiek. Barely Glorious. Peace.